10 ryto. Paliekam šitą viešbutį, šitą miestą. Judam link Juodosios dabar jūros. Važiuojam iš miestą. Ne, Lithuania. Artėjam prie Juodosios jūros. Čia netoli oro uostas, tai labai gražiai skraido lėktuvai. Maudytis! 50 km nuo Stambulo užtrukau 4 valandas. Lekiam, išsimaudysim šitam vandenuke. Dviratuko prišvartavimas prie stulpo, nes per smėlį tikrai nenoriu vestis. Išsimaudžiau, taip gera, taip smagu šiandien. Bet reikia judėti kelią, važiuojam link Rumunijos. Rytoj jau būsiu Bulgarijoje tikrai. Šiandien dar Turkijoje, manau. Linkėjimai nuo Juodosios jūros. Gavau vandens ir išgeriau per minutę. Minam. Dabar tikslas pasiekti kuo greičiau Rumuniją. Tai kai galinė gerai, tai prasideda priekiniai prikolai. Kažkokį jinai man labai išsileidus. Reikia pripūst pabandyti. Labai išsileidus. Negi vėl kažkur žariau, tik dabar su priekį, aš jau nebesuprantu.
Kaip taip įmanoma? Įpučiau. Pastoju su tom kamerom problemos, jau aš padangos, kameros važiuojam iki miestelio. Šitai degaliniai nenormali pumpa. Tas, kas vairuoja Fiatą, man norėjo padėti, bet dėja, jis man daugiau oro išleido, nei jis man padėjo, tai dabar vėl reiks rankam pūsti. Neblogai. Padanga išsileidinėjo po truputį, kažkur maža skylė bus. Reikia degalinės, tenai susirast, kur yra skylutė, užlopyti ir įsidėti kamerą atgal ir prisipūsti. Bet dar kol šviesa, dar minu ir taip galima paminti. Kas kokį 10 km paputį padangėlę. Papučiam važiuojam. Dar toli miestukas. Ar rytas, ar diena, ar vakaras, aš esu šlapia visada. Čia kur važiuoju, tai nemažai nakvinių vietų pilna, bet norisi dar paminti kito miestelio, susitvarkyti tą kamerą. Tada eit miegot, vėl prisipūs, čia mačiau nuokalnė bus. Neįsileidus, bet kažkur čia minimaliai skilutė yra. Dar galima paminti šviesą. Ir labai gražu ir gaivu, tai vien pliusai ir tais vakarais geriausia minti. Papumpuoji ir viskas. Laikys. Tuoj bus tamsu. Geriausia būtų galbūt dabar ieškoti jau nakvynės. Tai naktim geriau Balkanuose nevažinėti. Tokiais ramiais keliukais. Vienam. Priekį dabar matėsi mašina. Ir eilinį kartą sustoja. Stovi. Palaukia, pravažiuoja. Bando užkalbinti. Tai dabar jisai vėl eilinį kartą laukia. Atsargiai tą mašiną. Nes jis dabar man trukdo įlysti, pavyzdžiui, į dešinę arba kairę pusę, nes pilna nakvynės vietos. Ir negaliu, nes jis pamatys. Ir nieko nesakė, bet stovi, stebi. Jup. Labai neaiškus, įtartinas, lėtai važiuoja. Dar minu šitą kalnuotą ir vingiuotą tiesiąją. Čia tas pats busiukas, kuris jau stovėjo, laukia manęs. Sudėtinga kartais surast nakvynę dėl šunų. Kartą aplenkia ir sustoja. Greičiau miestą pasiekti. Numeriukai mašinos matos. Tas pats vyras. Ir dabar atvažiuoja. Vėl aplenkia mane. Turiu internetą, bet aš dabar tai jau išsitraukiu ir šalia savęs viskas jau dujų balionėlis ir peiliukas. Šitam kely tai čia šiaip pavojinga dabar labai. Čia su tais busiukais, ne jokai. Laukia. Reikia at mašinos važiuoti. 9:30 vakaro dabar. Gerai, kad dar mašinas važiuoja.
Dabar išlipęs iš mašinos. Peiliukas kišenė mano. Žinot, kas blogiausia? Kad bijau, kad jis ten kažką kviečia su kompanija, tai baigsis man šiandien blogai. Man tiek daug žmonių sakė, Turkijoje būtų atsargiai. Ir aš sakau, kodėl? Va kodėl. Atsargiai iki miesto. Vėl jis pravažiavo. Nu, gal atrauksiu iki miestelio. Man labai nejauku. Aš galvojau, net policiją gal jau kviesti. O ta mašina čia man dabar sustoja. O, dieve. O, bet čia kaip negerai gavos, kad naktį Turkijai negalima mint. Pati savo sakiau ir myniau ir prašau. Ir dar tokiais keliais, kur nieko nėra. Tamsu, miškas. Fuh. Tai gerai, kad ne 12 nakties, o dar 9:30. Tai būtų man tikriausiai jau blogai pasibaigę šiandien. Onėse visada rizikuoju. Yra kaip yra. Važiuojam. Sekė 20 km, įsivaizduojat? Aišku, dabar būtų gerai degalinė, bet to pačiu būtų gerai jau ir nakvynę susirasti. Vėlia, kur jau tinka, jau čionai. Negaliu važiuoti toliau. Ten miestas. Nebeatvažiuoju iš tos tamsos. Viskas. Tai gerai, kad sėkmingai, gerai. Viskas, reikia nakvynės. Dabar tikrinu, ar mane apšviečia, bet neturėtų. Čia krūmai. Šalia kelio. Čia žalytė tokia. Bet nupjauta, tai panašu, kad privati bus valda, bet reikia pamiegot. Viskas jau šiandien rytoj anksti kelsiuos. Taip tikrai šilta miestas, matos tenai. O šalia kelio šiandien daug kilometrų, 130, daugiau gal net. Einu miegot viskas. Žvaigždės matosi, šunys loja, muzika.